Vos 15 km nuo Vilniaus prie pat neseniai lankytų Kyviškių yra nedidelis Šatrininkų kaimas, kur mus atvedė savaitinė loterija. Žaliuojantis laukai ir sniegas yra lyg senų ir atnaujintų šio kaimo namų alegorija. Vingiuota gatvė, kapinės, kaimo kryžius, maža parduotuvė, lyg ir viskas. Sutvarkytus kiemus saugo mediniai gandrai, o plačius iki pat horizonto laukus tikri sparnuočiai. Be to, kaimas savo nestandartinę formą primena dramblį, bet apie dramblius šiandien tikrai nekalbėsime. Ieškodama įdomių faktų apie Šatrininkus, sužinojau, kad būtent šiame kaime, o tokiau nuo visų namų, gyvena žymus Lietuvos kalvis. Vilniuje gimęs ir didžiąją gyvenimo dalį jame praleidęs Vladas Kuzinas mielai sutiko aprodyti dirbtuves, papasakoti apie gyvenimo kelius, kalvystę bei tai, kaip jis atsirado Šatrininkuose. Таigi, užkuriam žaizdrą ir kalбам. Я сюда приехал давно, в 98 году. Это у меня 4-я кузница. 2 арендовал, в Кайреной построил и здесь. Кузнецу в городе делать нечего. Кузнец, как и в те времена, должен жить за пределами города. Дело в том, что кузнец и постучит, пошумит, и подымит. И соседям это доставляет, не нравится им. А здесь у меня козы приходят, волки, зайцы, им нравится. Никаких проблем я не испытываю с ними.